Tai labas vakaras visiems. Kaip žadėjau, kiekvieną penktadienį noriu pasidalinti savo ir ne tik savo atsiliepimais apie mūsų produkciją, kokias turėjom problemas ir kaip padėjo mūsų produktai išspręsti plaukų problemas. Mano plaukai, kaip ir gyvenime, buvo neblogi, bet kaip moteris visą laiką dėdavom anksčiau tais laikais visokius cheminius ir dažydavom, ir dabar aš dažau, nors esu iš prigimties blondinė, bet vis tiek blondinė ne tokia turbūt, kokią norėtųsi, nes visos mes moteris, jeigu esam tamsios, mes norim būti šviesios, jeigu esam šviesios, mes norim būti tamsios, jeigu mes esam tiesų plaukų, mes sukam, jeigu kaip mano Daiva yra garbanota, jinai tiesina plaukus. Tai dėl to ir yra moterų tokia, kaip mes nežinom, ko mes norim, sakykime, ne? Ir kadangi metai savo padarė visas chemijos ir visa kita, man buvo labai blogai po COVID-o. Tikrai man po COVID-o aš galvojau, kad tikrai, žinokit, gerai, kad tų plaukų buvo iš prigimties daug. Bet, žinokit, sumažėjo beveik ant pusės ir aš buvau labai įsigandus, nes kai žmogus visą gyvenimą turi gerus plaukus ir kuokštais slenka plaukai, tai man buvo jau didžiausia panika. Nežinau, ką daryti. Gėriau vitaminus, nežinau, gal ir padėjo, gal nepadėjo, bet kai pradėjau jau naudoti šios kompanijos produktus ir dar vieną galiu pasakyti, kad reikia maitinti plaukų svogūnėlius iš vidaus. Kad mes naudojam gerus šampūnus, tai gerai. Kad mes naudojam, pavyzdžiui, aliejuką ar dar kažką, tai irgi gerai. Bet jeigu plaukai blogai auga arba jie slenka, tai reikia būtinai maitinti plaukus iš vidaus. Štai mūsų kompanija turi tokį nerealų gėrimą, labai skanų, kaip jau minėjau, kas žiūrėjote iš anksčiau. Tai yra kaip naminės obuolių sultis. Jo reikia vieną dieną 15 ml užsigeriant stiklinę vandens. Kai pradės mano Daiva kalbėti, tai aš ir išgersiu šį nuostabų folikulų maistą. Ką aš dar vartoju? Šampūnus, kondicionierius, jau viską baigiau, užsisakiau, laukiu, kol ateis siuntinys. Bet dabar yra stebuklų metas, visi nori visokių siuntinių ir labai ilgai keliauja dabar siuntiniai. Bet mes žmonės kantrus, jeigu iki naujų metų neteis, reiškia ateis po naujų metų. Tai galiu labai pasidžiaugti mūsų kompanijos aliejuku. Pradėjus naudoti šį aliejuką, mano plaukai pasidarė tokie. Anksčiau visą laiką būdavo mano įsišakojusios galūnės. Nu, visą laiką, ne? Ir tiesink netiesis, bet vis tiek jisai yra toksai pašišiausias. Dabar va, mano plaukai lygus be jokio tiesinimo, todėl kad aš naudoju šį aliejuką kartais 2 kartus per dieną, ryte ir vakare, kartais tik einant miegoti. Kadangi mano oda yra šiek tiek riebesnė, čia aš netepu, aš tepu tik tai ant pačių galiukų. O taip maždaug per pusę galvos. Tikrai geras. Kaina jo nėra didelė ir užtenka vieno paspaudimo ant visų mano plaukų. Plaukų jau dabar pas mane vėl yra daugoka. Padaugėja plaukai. Kada išsiplauni galvą, man buvo labai sunku išsišukuoti, netgi sausus plaukus. Tai mes turim tokį purškiamą, netgi styling vadinasi, ne? Jisai padeda kaip ir apsauga nuo karščio, kaip ir su plaukai paklusnesni pasidaro. Ir suteikia labai didelį žvilgisi mūsų plaukam. Tai vat mūsų tie produktai jau baigia išspręsti mano problemas po dažymų, po chemijų, o ypač po COVID-o, nes COVID-as, kaip mes visi žinom, labai klastinga liga ir jeigu žmogui pakenkė visiem viduriam ir plaučiam, tai plaukai irgi nukentėjo. Tai vat galiu pasakyti tik tai tiek, kad tikrai mūsų produktai yra veiksmingi
ir jie tikrai nėra brangus. Aliejuko tai turbūt aš nežinau. Užteks gal kokie pusę metų ir daugiau. Tu Nu, Daiva, kiekvienam. Man truputį mažiau, nes aš naudoju 2 kartus. du Aliejūką. kartus. Bet sakau, va, Taip, aš nes kiek naudoju, nu, sakykim, jeigu užtenka 3-4 mėnesiam produkto, taip, ir jau 4 kuris mėnesiai užtenka. kainuoja 30 eurų, tai nėra daug. Geriau gal nusipirkti veiksmingesnį, kad ir brangesnį šiek tiek produktą, negu kad nusipirkti pigesnį, bet jisai nieko neveikia. Aš tai galvoju, kad kai perki pigesnį produktą, kuris neveikia, tai man tai atrodo, kad yra pinigai išmetami, nu, į balą. Tai vat, mano tokios buvo problemos ir mūsų kompanija padeda man jas jau beveik išspręsti. Dabar, Daivute, papasakok tu, kokios pas tave buvo problemos su plaukais ir ką tau mūsų kompanijos produktai padėjo išspręsti kokias problemas. Oi, mano buvo labai didelės problemos. Pas mane plaukai buvo visi sausi, galiukai sutrūkinėję, visą laiką pasišiaušę. Nebuvo įmanoma su jais susitvarkyti. Jis slinko labai. Tai va, pradėjau naudoti šitos kompanijos aliejuką, šampūną ir kondicionierių. Tai tame, kad šampūnas ir kondicionierius tai irgi maitina plaukus, drėkina juos, gydo galvos odą, jis labai be sulfatų, kondicionierius net padeda to tokį vėlimosi nuima, palieka plaukus švelnius ir gražius. O aliejuką naudoju irgi 2 kartus per dieną, nes mano plaukai labai sausi. Tai aš naudoju ne tik ant galiukų, bet tepu jau nuo viršaus. Viršų biškį mažiau, bet ant galiukų daugiau. Tepu 2 kartus per dieną, rytas vakaras, galima tepti ant drėgnų plaukų, ant sausų plaukų ir suteikia tai plaukam irgi žvilgesio, maitina juos, duoda tokio gyvybingumo, atrodo kaip tokie plaukai kaip pilnyje kažko, tai tokie gyvi krentantis. Taip. Ir svarbiausia, neriebaluojam ant plauko, nes plaukai kaip sausi tikrai neriebaluoja. Tepu kokias 4 dienas, galvos neplaunu, net nesimato jokio riebalo ant plaukų. Apsaugo nuo karščio, jeigu lygini plaukus. Nu, labai puikus dalykas. Ai, dar drėkina plaukus, bet ne tik drėkina, bet ir sulaiko drėgmę plaukuose. Va. Todėl jie ir atrodo tokie pilni, kaip sveiki plaukai. Nu, irgi be sulfatų geras. Va tu, kaip žinau, esi šokio tokia, matai, pas mane tai tiesus plaukai nuo prigimties, pas mane reikia jau labai geros kirpėjas, kad susuktų gerai, kad laikytųsi, o tu, kiek žinau, tokia esi kaip garbanė, ne? Bet, va, nu, taip, truputį garbanė. Tai plaukai sėdi. Tai man labai gerai, šiandien plaukai yra lyginti ir net nesimato jokio tokio, kad jie būtų pažeisti. Kaip gyvi plaukai tu. Jo, tai sakau, mano tai iš vis, matai, kaip aš visą laiką blondinę dažau, kad ir sakiau, jau pati esu nuo prigimties blondinė, bet yra tokia pelenų, nu ir nepatinka man tas spalva, tai aš dažau jau, pusę savo gyvenimo, sakykime, ne, tai vat jo, plaukai buvo neblogi, bet vat sausumas plaukų ir kai tu sakai, Daiva, tikrai, vat pamiršau aš irgi paminėti, primaitina tos galiukus, plaukų, tas aliejukas, jo, ir jie tokie pasidaro, kaip aš paminė, aš pirmą kartą, kai užsitepiau, sakiau, kai šlapi plaukai atrodo, bet jie neatrodo, bet jie nėra jo šlapi. Taip, jie atrodo, bet čia lygina ir labai, sako, tokie kaip pilni jie prisotinti ir ne veltui sako, drėkina ir sulaiko drėgmę. Tai tie plaukai tokie atrodo kaip po vieną krentantį, tokie, labai graži. Bet šilkinė, negaliu pasakyti, čia reikia pajausti. Jo, reikia pačiupinėti. Nes mano sūnus sako, pas mus yra visa giminė tokie šiurkščiais plaukais, ne? Jie tiesus ir šiurkštus plaukai. Ir man sūnus pradėjo kažką tai savaitę atgal sakyti, mama sako, kas su tavo plaukais yra, sakau, kas tai jis yra. Sako, jie nebėra tokie pasišiaušę, kaip buvo. Nu, sakau, va, matai, sakau, naudoju tą ir tą, bet sakau, o dėl plaukų slinkimo, tai tikrai, ne, Daiva, tu užsisakei, sakė irgi. Taip, sakiau, turi ateiti, gal ateis iki švenčių tą Kaip folikų tik, maistą. kol Daiva kalbėjo, tai aš paėmiau, kaip tik šios dienos dozę ir išgeriau, nes dabar prieš šventinės dienos visos mes labai užsiėmusios, tai ten reikia lėkti, pamiršau. Ir dar, ką žinau, nežinau, bet tikiu, kad jeigu mūsų visas kompanijos produktai yra veiksmingi, tai gavau už vakar siuntinuką vakar.
šitą mūsų kompanijos auksas, skin tonikas, Kolagenas. tai yra geriamas kolagenas. Tu, Daiva, geri, ne, kolageną? Taip, aš irgi geriu. Aš pirmam sezone geriu, tik tai vieną buteliuką spėjau išgerti, bet tikrai padeda irgi Bet ir plaukam. Ir plaukam dabar gerai, ne? taip, ir plaukam gerai. Ir oda, ir plaukam jau čia tikras. Ir kaulam čia išsigelbės. Tikrai Ne, nu padeda jo, jisai. bet sakau, kad plaukam irgi Plaukam tai padeda. taip irgi padeda. Plaukam Ir mesgi kolagenas. moteris norim būti ir jaunos, ir gražios, jeigu nebe jaunos, tai bent jau gražios, ne? Taip, taip. Kiekvieną norime turėti ir gražius, ir plaukus, ir gražią odą. Taip. Čia, nu, Nes jau kai eina metai vis tiek, kaip aš sakau, kaip ruduo, vėjas, šaltis lapus nublaško, tai mūsų nenublaško, bet vis tiek duoda žinoti matys. apie save. O dėl plaukų, tai sakau, tikrai labai džiaugiuosi, kad vat aš irgi, ne, vat niekada nebūčiau taip sėdėjusi, jeigu Daiva pametė pirmą sezoną ir pačioj pradžioje aš visą laiką susirišus būdavau. Nes Nu, tai pas mane tas pats. man tiesiog tie plaukai va tokie, va, supratau, lyginti, Pasišiaušė. jie va tokie, tai aš pasiimdavau, susirišu, aišku, aš mėgstu labai susirišus plaukus, bet kai tu gali žmogus, tos plaukus, ne, va, pavyzdžiui, pasileisti, Nu, pasitvarkyti, va, prašau, nu, kodėl ne, taigi galima ir nesirišti tų plaukų. Ir daug, taip, sakau, aš labai džiaugiuosi, kad mano plaukai grįžta į savo vėžes, kad tikrai jų pradėjo būti daugiau, supranti? Nesakau, buvo pradėję taip slinkti plaukai, kad aš buvau įsigandusi. Tikrai įsigandusi. Tai sakau, kai Man- žmogus neturi tų plaukų, tai kaip jam ir nereikia. Bet kai turi plaukų ir jie jau taip matai, kad tiesiog slenka ir jau susijami bizikė ir jau tau baisu darosi. Mhm. Žinai, kaip, tad sakau, baisu. O moterim kas? Moterų puošmena yra gražus. Plaukai. Paskiau eina tik tai veidas, ne? Tai man tai va patinka tos kompanijos produktai, kad jie yra ne tik tai ten šampūnas ar aliejukas, bet jie dar ir gydo. Va, kas esmė, va, tas, kaip sakai, slinkimas stabdo, plaukus gydo, tas iššakojimą, viską, va, čia visi tie produktai, ir šampūnas, ir aliejukas yra gydomieji dar. Taip, taip, Ir, taip. ir skatina plaukų augimą. Čia labai Taip, gerai. aš va Labai kaip tik gerai. apsikirpau, nes kai sakau, pradėjau naudoti, aš pajutau, kad tie plaukai pradeda jau būti geri. Tai, Mhm. nes vis tiek galiukus visą laiką reikia pakirpti. Taip, taip, taip. Buvau tokį gabalą. Tai dabar va tokie trumpesni plaukai, tai va skatina, man tas labai labai aktualu, kad skatintų augimą plaukų. Nes, nu, Tikrai skatina augimą, nes pas mane net, kas mane senokai matė, sako, tai pas tave greit plaukai užaugo. nu, va, matai. Nu, sako, ką tu su jais darėjai? Nu, va, Nu, matai, kaip- papasakau, ką darau. Nu taip, ir visiems rekomenduojam, ir aš, ir Daiva, jeigu jūs pažiūrėję šį video, susidomėsit mūsų produkciją, kreipkitės ar į mane, ar į Daivą. Nebūtinai iš karto pirkti, galit paprasčiausiai parašyti savo problemą, pasikonsultuoti, mes jums suteiksim visą reikiamą informaciją, o jūs nuspręsite, pirkti jum ar nepirkti. Bet mes va su Daiva ir ne tik džiaugiamės mūsų produkcija ir džiaugiamės, kokias problemas išsprendžia. Tai nėra tik tai plaukų linija. Pas mus yra ir kūdinimosi linija, ir veido linija, ir vitaminai, papildai, bet apie tai pasišnekėsim kitais kartais. Dabar buvo aktuali tema plaukų, kodėl slenka plaukai ir ką reikia daryti, kad plaukai būtų gyvi ir neslinktų. Sveiki, blizgantis, Jo, apšilkiniai. blizgantis, jo. Nes tikrai va, tas pilkšvumas, kai būna negyvų plaukų, pilkšvumas, tikrai atrodo, kad jie tokie yra nesveiki. Bet taip, pagal teisybę taip ir yra. Sakau, Taip, ir kitas yra. žmogus sako, kodėl pas tai spindesio nėra plaukose? Ai, nu mano visą gyvenimą tokie plaukai. Mhm. Visą gyvenimą tie plaukai ir serga. Supranti? Taip. Pas mane, sakau, buvo visą laiką, aš turėjau problemą, kad aš su palaidais plaukais kažkur eičiau, aš niekada neidavau, nes 10 minučių ir vėl visą pasišiaušusi. Ir visą laiką sakytų, kodėl tu susiriši, nu neima su ta biziukė, sako, vaikščiai. O dabar aš labai su vėlų malonumu pasileidžiu plaukus. Aš pastebėjau ir aš tą patį pradėjau daryti, nes tikrai, kai plaukai yra paklusnus, kai jie krenta, Taip, kai jie yra sveiki, blizgantys, sveiki. va tokie, tai tikrai
Nebaisu netgi ir pasileisti, ir Ir vaikščioti, norisi pasirodyti, kad turi sveikus pasirodyti, plaukus. kad turi plaukus, ilgus, gražius. Taip, O, smėkas. Taip, Čia taip, taip, tada gerai, tada šiam kartui tiek, pasipliurpiam su Daiva, susimatysim kitą kartą. Jeigu, sakau, dar sėki sudomins, kreipkitės arba po postų rašykit atsiliepimus savo, klausimus užduokit, viską. Galit privačiai, galit grupėje komentarus rašyti, nesvarbu kaip, o jeigu jūs netgi galvojat, kad pas jūs yra kažkokių tai draugių, giminaičių, kuriuom irgi reikia gaivinti, gydyti savo plaukus, taip pat irgi parodykit mūsų video ir tegul jie irgi kreipiasi mumis. O dabar ačiū už dėmesį ir iki kitų susitikimų. Ate. Te.